Pagaliau, pastačiau savo namą. Kaip gerai. Dabar man reikės gyventi ant suolų arba pas draugais. Kodėl tas pilius? Ei, ko tu nori, bankininkė? Laiškas skirtas net ir gameriui. Mielas banko klientė, jūs per reikiamą laiką nesusimokėti skolas. Todėl mes kaupsime jų didesnę palūkaną. Kiekvieną dieną skola didėja 0,5%. Aha. Aš šiandien tiek neturiu pinigų. Kaip aš galiu gauti pinigų? Aš tik. Eik, aš nedaug neturiu pinigų. Kaip man gauti daugiau pinigų? Man tik liko nedaug pinigų. Ko tu nori vėliau? Jūs nesusimokėjote. Gavote laišką? Taip, jau gavau laišką. Tai mokėsit 0,5% kasdien arba susimokėsite šiandien ateinant į banką 100 000 eurų. Nu, aš atsiprašau, bet aš tokių pinigų neturiu. Ne mano problemos. O jūs neturit man duoti 30 dienų. Elio! O eik tu, man 30 dienų neturi duoti. Eik tu tie skūpai. Sakė, 30 dienų man duoda 5 dienas kokias. Eik tu. Kaip aš gausiu tos pinigus? Eik tu man pavogti arba... Eik tu, aš negausiu. Man darbą reikia gauti. Nu, palauk, kaip čia man tą darbą gauti? Baseinas. Nu, tai aš pačilis kol kas baseinė. Aš tik galvoju, kaip tuos pinigus gauti. Nes jeigu negausiu, eik tu, aš noriu 100 štukių. Aš tokių pinigų neturiu. Eik tu, kaip čia. Malonu. Gerai, jau baig naktis man reikia. Aš einu per tave, nusipirksiu maisto. Einu į savo namą, pasipspėti 5 eurukus. Aš girdėjau, kad ten apokalipsė užkerti. Atėję. Ko jūs vėl norit? Ai, šiaip parduotuvė. Eik, man reikia po tą parduotuvę. Vat, čia vos kas yra. Gerai, tai ką man reikia pirkti? Sausainių, vandens ir mėsos. Labą dieną. Tai kiek visi šitą kainuos? 5 eurai. Gerai, aš einu iš čia. Eik tu, bet kaip aš tą skolą atmokėsiu? Ir tik vienas būdas. Nužudyti jį, bet aš nenoriu taip. Aš padėsiu į čestą savo. Na, parazdai labai kažkai išpirkta, labai populiari kažkodėl. Ko tu dabar nori? Nenorite aukoti bažnyčiai? Kiek? 5 eurus. Nu gerai, palaukit čia. O jums 5 eurų. Ačiū, čia bažnyčiai, o ne man. Ačiū. Aha, labai tikiu. Eik tu jau naktis, laikas eiti miego tada. Mi. Antra diena. Darina pastatė namą. Eik tu, jis vėl prašys pinigų. Eik tu, nu, aš tiesiog einu, kad... Gerai. Ai, tiesiog parduodu. Gerai. Einam į bažnyčią, pažiūrėjau, kad tai gerai yra. Pažiūrėjau, ką aš 5 eurus užaukoju.
Oho. Amalis skaičiau. Tai senai ta bažnyčia. Keista. Tai dabar aš skolingas, man atrodo, 105 tūkstančius eurų. Uf, tai daug pinigučių. Dabar šiandien man reikia darbo rasti. Eik, tu grįžta, ko tu nori? Norite aukoti bažnyčiai 100 eurų, Ne, nenoriu. Aš aute. o 5? Nenoriu. Aš jau per daug skoloju, ate. Gerai. Aš einu, žinai, pačilint namuose, tiesiog pažiūrėti į sieną, ką žinau, ką aš darau. Gerai, žinai, ką aš iš tikrųjų einu į baseiną geriau. Noriu čia. O juk tu daž. O juk tu kaip čia gerai. O juk tu jau naktis. Aš einu namo tada. Aš pavargęs nuo to baseino, aš vapšiai ten 5 valandas plaukiau. Eik, tai jau savaitė praėjo ir dar tas bankininkas nieko nedarė. Aš einu. Eik, aš prašau eurų pasiimti. Aš pasimsiu. Aš viską išpirksiu nuo čia. Žodžiuoti visus šitus. Jis sakė 30 dienų man duos, iki kol jau pradės rimtai pykt. O dar liko tik 2 dienos. Aš viską čia išpirksiu. Tai... Labą dieną, kiek šitai kainuos? Visų... 3-5 eurus. O, kaip brangu. Einu pasidėti viską šitą. Savo. Gerai. Eik, tu ką jis ten skambina? Palauk, baig tai dėdu. O jis ten nori. O tu nori? Viens. Tai ko čia Jau nori? 8 dienos praėjo, o jūs dar neatnešėte pinigų. Jums teliko 22 dienos iki jūs ateis gauja ir jūs užmuš. Tu jeigu aš neturiu pinigų, ką man daryt? Pasimkit paskolą vėl. Tai vo! Tai kodėl man pasiimt paskolą? Nes jau turi. Eik čia geriau. Aš einu į baseiną, galės. Čia labai patogu. O eik tu, kaip greitai naktys eina vašė. Eik tu, ką, aš rimtai nenoriu antros palūkanos pasiimt. Aš jau tiek daug skoloju, kad neįmanoma. Gerai, aš einu miegot kol kas. Eik tu. Čia 22 dienas praėjo. Eik tu. Ir jis ateina. Eik tu. Villageri, padėk. Eik tu, aš nepabūsiu čia. Eik tu jau. Eik tu, skambinimas skambuotį. Ko tu nori? Praėjo 30 dienų, o jūs dar nesusimokėjote. Jeigu rytoj neatnešite, jūs gauja užmuš. Nu gerai, einu į banką, pasimsiu dar vieną už 100 tūkstančių. Nu tai taip, aš noriu pasimti paskolą už 100 tūkstančių eurų. 100 000 eurų? Taip.
Jas, aš pabėgsiu, kad man reikėtų mokėt. Aha, sakai. Ate. Liol. Žiūrėsim, tai ko aš sumokėsiu savo paskolą. Eik šiek tiek geriau. Jis galvoja, kur jis dingo? Aikto. Aš jau buvau pabėgęs. Aikto. Aš tikrai nepasiimsiu dar vienas paskolas. Aš nenoriu dar eiti. Aš einu į baseiną, ko šitas lūzeris tą daro. Eik tu dabar, eik, dingi šitą lūzerį. Aš nežinau, kur aš, kaip aš jau prie baseino į lūzeris. Aš dabar einu pas kitą valdžią į darbą. Ko aš čia dabar buvo? Tik atrodo, kaip aš esu mokėjo. Labą dieną, ko jūs čia prie mano durų stovit? Jūs norėjote pasim paskolą, aš jums pinigų turiu, va. Aš neprašiau paskolas. O tai gerai. Dingi. Gerai, pagaliau jis dingo nuo manęs. Aš pagaliau galiu vėl eiti į baseiną. Gerai, galiu paplaukti. O eiktų jau naktis ir... Eiktų. Aš einu namo pamiegosiu. Kodėl čia atrodo kaip šašyra? 10 eurų ir 5 eurai. Čia tas, kur man parašė pirmas. Eiktų. Čia aš nežinau, aš jo. Gerai, einu ir traukštą pamiegosiu. Ai, tu dabar vėl, man reikės skolas mokėt, eik. Aš čia nužudysiu, žinai, plauką aš turiu. Aš čia noriu nieko, aš jį sumušiu, aš jį sumušiu. Plauką šiandien plaitas pats. Jo. Kur jis? O čia man atrodo bukas. Aš pamauksiu daiktus. Oi, oh shit. Kur bėgi? Ei! FBI. Tu bankė dirbi, tu net FBI nedirbi, lūzeri. O tu tai žinok, negali vogti iš manęs pinigų. Tik čia botai. Botas, pats. Pats tu botas. Tave nužudysiu, tuoj. Pradėjau. Eik tu dingi šitų bozę. Tu, O, tik čia tu bozė. pats tu, aš tai tave kirsiu tau iš... Ne! Išlaisvink mane, please. Ne. Ne! Ačiū, kad žiūrėjote. Natari Gameris. Jo. Ferverkai, ačiū vėliau, kad čia su mane filmavai ir aš esu Steve'as. Aš esu Steve'as.